Kauno rajono savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje, kur ėmėsi konkrečių veiksmų gyventojų saugumui užtikrinti. Gyvename tokiais laikais, kai būti pasiruošusiems ne prabanga, o būtinybė. Todėl nusprendėme skirti iki 5 000 eurų daugiabučių namų gyventojams, kad jie galėtų pritaikyti savo rūsius pagal priedangams keliamus reikalavimus. Tinkamai įrengta priedanga gali tapti gyvybiškai svarbia vieta, suteikiančia apsaugą nelaimės atveju. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kuo daugiau Kauno rajono gyventojų turėtų saugią vietą, kur galėtų pasislėpti esant ekstremaliai situacijai. Rūpindamiesi priedangomis, rūpinamės savo šeimomis, bendruomenę ir ateitimi. Daugiabučiuose įrengiamos priedangos privalo būti monolitinio arba gelžbetonio konstrukcijų ir jos privalo būti požeminėje pastato dalyje. Taip pat vienas iš privalomų dalykų yra mechaninė arba savaiminė ventiliacija. Rekomenduojama priedangose turėti vandens tiekimo, elektros tiekimo sistemas, biotualetus, jeigu nėra kitų galimybių įrengti WC mazgus. Labai svarbu turėti ir apsisaugojimo priemonės nuo gaisro, tai yra priešgaisrinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos rinkinius. Rekomenduojama priedangas įrenginėti patalpose, kuriuose nėra langų, kad žmonės esantis viduje būtų apsaugoti nuo sprogimo bangos ar skeveldrų. Tačiau esant langams rekomenduojama naudoti metalinius ar kompozitinių medžiagų skydus arba smėlio maišus toms angoms uždengti. Dar vienas iš svarbių dalykų, kuris nėra reikalaujamas, bet yra rekomenduotinas, turėti kelio iš priedangos prasivalymo įrankius. Tai kastuvas, kirvis, kūjis, hidraulinis keltuvas. Tai daugiabučiuose esančios priedangos gali būti naudojamos ne tik tai karinės agresijos atveju, tačiau ir gamtinio pobūdžio ekstremalių įvykių metu. Namas, kuriame aš gyvenu, yra statytas 1977 metais. Namui vadovauju tik tai nuo 2020. Per šitus kelius metus mes labai daug nuveikėm ir namas net pažįstamai pasikeitė, įvyko renovacija, padarėme erdvę mašinų stovėjimo aikštelę. Na, o šita patalpa, ji yra čia būtent nuo tada, kaip šis namas pastatytas. Ir pamačius šį projektą, Kauno rajono savivaldybės projektą, dėl priedangų yra galimybė gauti 50% finansavimą bendrųjų patalpų remontui, atnaujinimui, sutvarkymui ir aš tuo pasinaudojau. Tai labai džiaugiuosi šio projekto investicija, todėl man pavyko su gyventojais kartu ją sutvarkyti, išvalyti, suremontuoti. Nuo paraiškos pateikimo iki darbų atlikimo prabėgo geras pusmetis. Šita patalpa kol kas yra mūsų bendravimui skirta, susitikimams, aptarimui darbų, sprendimų priėmimui.